trūksta tau pajamų, norėtųsi papildomo uždarbio, tai turėtum klausyti video iki pat galo ir sužinosi, ką aš tau turiu papasakoti. Žiūrėk, dažnai išgirstu ir matau socialinėje erdvėje, kad labai daug norinčių papildomų pajamų. Nori užsidirbti, galbūt yra kažkoks darbas iš namų, ar yra apskritai kažkokios papildomos pajamos. Tai tikrai yra tų papildomų pajamų. Tai aš norėčiau vieną pajamų šaltinį papasakoti ir tau. Galbūt tau bus aktualu ir norėsi papildomai užsidirbti ir galėsiu aš tau padėti papildomas pajamas turėti kiekvieną mėnesį. Tai gali būti 20 eurų, tai gali būti 50 eurų, tai gali būti 100 eurų prie tavo pajamų, tai gali būti 300, tai gali būti ir 500. Tai priklausomai, kiek tu norėsi papildomai užsidirbti, kiek įdėsi pastangų, kiek laiko svarbiausiai įdėsi, nes labai priklausys nuo kiek tu turi dienoje laiko. Tarkim, jeigu kažkas turi dienoje laiko 1 valandą, tai atitinkamai per dieną ta 1 valanda greitai ištiksi ir 5000 tikrai neuždirbsi, tada mažesnės pajamas gali uždirbti papildomas. Bet jeigu tu dienoje turi 3, 4 ir 5 laisvas valandas, tada super, gali darbinti tas laisvas valandas ir papildomai gauti uždarbį jau būtent nuo skirto laiko. Uždarbis yra tikrai realus, iš karto galima uždirbti, dar galiu pabrėžti, kad gali užsidirbti ir nepilnamečiai asmenys, jeigu turi 13, 14, 15, 16 metų, taip pat parašyk man. Parašyk man, kad nesu pilnametis ar pilnametė, bet noriu papildomų pajamų. Super, aš tau padėsiu, tikrai aš tau padėsiu, pinigai legalūs, tikrai galėsi papildomai užsidirbti. Jeigu tikslingai kiekvieną dieną skirsi tam laiko, nes pinigus mokam už įdėtą darbą, ne už tiesiog gražias akis. Tai va, o jeigu turi 18 metų, taipogi parašyk man, kad turiu 18 metų ir norėčiau prisijungti prie šitos veiklos, papasakosiu, kaip nuo ko pradėti, ką daryti ir kaip uždirbti papildomai, o galbūt ateityje ir turėsi ir pagrindinės pajamas. Aš šiuo metu jau pas darbdavį nebedirbu, jau dirbu vien tik tai iš šitos veiklos, tai kviečiu prisijungti ir būti šitos veiklos dalim ir pajusti tas pajamas tokias pačias kaip pas darbdavį, galbūt ir didesnės. Tai va, kviečiu komentarę parašyti man, kiek tau metų, iš kokio miesto esi ir ar norėtum papildomų pajamų. O išsamei papasakosiu, būtent susirašysime, išsamei papasakosiu, kaip nuo ko pradėti.